Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys, ankstyvas rytas ir mes šiandien pradedame plūdinę žūklės sezoną prie Vorusnės upės. Iš tikrųjų viena įdomesnių ir tokių paslaptingų upių Lietuvoje, kur susirenka meškeriotojai, tačiau jie susirenka tokiose vietose, kur jų daug, kur išplatėjimai, kur labai žuvauti ypatingai ir protingai nereikia. Mes renkamės kitą vietą, kur nebūtų žmonių, kur būtų ramu, pasidarėme savo žūklės langą ir bandysime šiemet pirmą kartą plūdinę meškerę gaudyti kuojas. Kojas to žuvis, kurios pradeda kibti pirmas, jos suteikia meškeriotojui begalę pačių vairiausių emocijų ir to labiau žiūrėjimas į tą plūdės niurktelėjimą, kai niurksi, kai susilenka tavo meškerės galiukas, turbūt tai, nuo ko reikia pradėti kiekvieną ankstyvą pavasarį. Pirmasis pavasarinės žūklės plūdinė meškerė daugelį meškeriotojų palieka tikrai puikių įspūdžių. Po žiemos, po lietų, paprastų orų, dabar atšilus ir pasirodžius saulei sėdėti su plūdinė meškerė kažkur prie upės begalinis malonumas, vien dėl to, kad galvoja apie tai. Viskas. Pavasaris, gamta bunda. Netrukus viskas bus žalia, žydės sodai ir galų gale pradės kibti pačios didžiausios žuvis. Taip, dabar metas pradėti žuvauti, nes netrukus galėsime pagauti savo svajonių žuvį. Žūklės vieta parašta, kokia yra, tokia yra. Svarbiausiai, kad pasirašėme taip, kaip norėjome, pasidarėme, kaip jau sakiau, langą, švendrės iššienavome, kad galėtume prieiti prie upės. Taip yra, nes, kaip jau sakiau, Vorusnės upelis, kuriame mes šiandien gaudysime, tikrai paslaptingas, tikrai žuvingas ir ne tik ankstyvą pavasarį, tačiau ir vasarą. Čia gali meškeriotojai gaudyti ir šapalus, ir lydeką, žodžiu, žuvų čia yra pačių vairiausių, bet pirmasias plūdinės žūklės mes pradedame čia. Ir ruošiame nesudėtingus savo jaukus. Šiandien vėlgi, kaip visada, browningas, anglai, mūsų mėgstamiausi ir labai daug nekalbėsime apie jaukas, nes žvejant upelėje, štai tokiame negilėme daug kalbėti ir nėra ko. Nebursime čia kažkokių tai formulių, tiesiog porą pakelių, vienas river skirtas upėje, kitas garden skirta kuojams. Ir viskas labai paprasta. Upinis jaukas turi pakankamai daug sunkių detalių, jis yra pasunkintas moliu, dėl to mūsų jaukas guls ant dugno. Kuojinis, Viljos kuojas, jaukų nenaudosime dėl to, kad nematau prasmės kol kas, kol vanduo šaltas. Kai vanduo atšils tada. Ir žinoma, šiek tiek kviečių jauką ir viskas. Kodėl ruošime pirmą jaukus, o nepradedame žvejoti? Todėl, kad jaukai turi išbrinkę gavę vandens pabūti geras 20 minučių. Būtent taip yra daromas. Jaukas drėkinamas, paliekamas 20 minučių, dar drėkinamas ir tik tada jaukinam. Šiemet bandysime dirbti su mums naujais, iš tikrųjų netokiais naujais browning jaukais, tai anglų rinktinės jaukai. Iš tikrųjų pakankamai įspūdingi, nauji ir mūsų nebandyti. Tačiau keletas eksperimentų mums tikrai patiko. Tai labiau, kad prie šių jaukų gamybos ir jų sukūrimo ranką pridėjęs 4-kart pasaulio čempionas sportinės žūklės Bobas Nudas. Tas svarbiausia, kad jauką nereikia tamsinti, jisai tamsios spalvos, puikiai dėrės su dugnu ir, kaip matėte, labai smulki jauko faktūra, viskas pralekia per setelį tam, kad žuvis nebus pačios didžiausias, pirmos pavasarinės ir didelių gabalų jom nereikia, kad jos neprisivalgytų, o kad galvotų apie tai, kas yra ant mūsų kabliuko. Kūryba ir dar kartą kūryba, tokia yra žūklė. Daugelis meškeriotojų, bent šiuolaikinių meškeriotojų perspektyvesnių, tikrai žiūri į žūklę kaip į pakankamai linksmą, gražų ir kūrybinį procesą. Jau daugelis negalvoja, kad atbėgti prie vandens, įmesti meškerę, užsidėjus kažkokį tai nuvargusį, nupiepusį slieką, prisilupti žuvies, parsinešti ją namo, įsikirpti ir sėdėti patenkinamą, vadinti save žvejų, ne? Tam, kad tau gerai kibtų, kad žūklė teiktų malonumą, tam reikia tikrai pakankamai rimtų pasiruošimų. Čia lygiai taip pat kaip ir bet kokiame sporte. Treniruotės, geros treniruotės ir tik po to rezultatai. Į jaukas dedame šiek tiek kukurūzų ir šiek tiek šutintų kviečių. Kvietys vienas tų ir masalų, ir jaukų, kuris patinka kojams. O dar geriau kviečių šiek tiek pakvepinti anyžių aliejumi. Tada jie tampa dar patrauklesni kojams. Taip, anyžių kvapas ir anyžinės ir tešlos ir kruopos,
kvepintas anyžiais iš tikrųjų veikia kojas kažkaip magiškai. Na, o pirmosios pavasarinės žuvis, žinoma, kojas. Jaukių, kaip matote, parašėme ne tiek ir daug, 2 kilogramus ir apie 65% iš karto jų sumėsime į vandenį. Kodėl? Todėl, kad vėliau netrinksėtume per daug ir vadinamasis startinis jaukinimas pradžiai turi būti galingas. Vėliau, kai žuvis pradės šiek tiek rimti, pradės mažiau kibti, vėlgi galima bus įmesti šiek tiek jauko. Tačiau štai toks jaukinimas ir valandą jūs galite nebegalvoti apie jį, o tiesiog gaudyti žuvį. Po jaukinimo galima surūkyti cigaretę, išgerti kavos, nes laiko yra. Žuvis pasirodo po 15-20 minučių. Pirmasis masalas, kurį šiandien bandome, kukurūzas. Tas pats kukurūzas, kur daugelis namų šeimininkių arba ir galų gale vyrų deda į pačias įvairiausias salotas, gamindami maistą. Tas pats kukurūzas marinuotas į skardinės puikiai tinka šiuolaikiniai žūklei. Anksčiau tų kukurūzų neypatingai mėgdavo mūsų žuvis ir mes stebėdavomės, kodėl anglų ir prancūzų literatūra rašo apie tai, kad kukurūzas ir dar kartą kukurūzas. O vėliau mūsų meškeriotojai pradėjo jaukinti ir kukurūzais pradėjo domėti žuvis. Kągi, pirmasis kibimas prašalė, o kad nebūtų prašalė, tada verta uždėti musės lervų, tam, kad pagautum pirmą žuvį. Vėliau vėlgi reikės eksperimentuoti. Taip, jūsų masalų dėžutės taip pat neturi būti liūdnas, vienišos. Tai yra, negali būti viena, pavyzdžiui, sliekų dėžutė. Ne, jūs turite turėti ką pasiūlyti žuvį, nes niekada nežinosite, ką tą dieną ji norės valgyti. Šiandien kojams siūlome 3 variantus – musės lervas, kviečius ir kukurūzus. Ir net nebejojame, kad iš tų 3 masalų rasime tą, ant kurio šiandien kibs geriausiai. Plūdė šiek tiek prikilo ir pirmoji žuvis. Taip, šį kartą nenėrė, o prikilo. Būna taip, kad kai žvejojate nedidelėme gili, kaip šiandien mes, apie 2 metrus, žuvis pagrebė masalą ir kilstelį į viršų. Tada plūdė nenėrė, o iššoka iš vandens. Kirsti reikia. Ir pirmoji pavasarinė kovoja šiandien tinklelėje. Kodėl tinklelėje? Todėl, kad žvejojame pakankamai plonais valais, pavadėlis 1/10 mm ir tarp švendrių visai nesinori, kad koja kažkur įsipainiotų, nutrauktų valą, nutrauktų kabliuką ir vėlgi reikėtų kažką tai rišti. Šiaip, tinklelis žuvį iš vandens išgriebti būtinas atributas kiekvienoje žuklėje, nes tikrai negalite žinoti, kokia žuvis gali užkibti. Galbūt tą dieną užkibs viena ar kita žuvis sverianti kilogramą ir ką tada darysite jūs. Poresnės upės kojos gražios, švarios, tvarkingos, raudonais pelekais, tokios, apie kurias mes galvojame žvejodami kažkada tai ant ledo, na, šiemet to ledo ir nebuvo, arba tiesiog žiūrėdami į lietų pro savo daugiabučio langą, spaudėdami televizoriaus pultelį ir laukdami, kada aš galėsiu išvažiuoti į gamtą ir pasidėti su plūdine meškere. O štai čia aiškus prinerimas plūdės. Aišku, kad žuvis kimba. Ir žinoma, kirtimas turi būti žaibiškas. Vis dėlto žvejojate srovėje, ne ežere, ne tvenkinėje, kur galite dar šiek tiek išlaukti. Žuvis, patempusi masalą, pajutusi jūsų svarelį arba plūdens srovės, gali iškart įspjauti. Dėl to reakcija turi būti pakankamai greita. Tokia nesudėtinga, bet galima sakyti tikrai prabangi. Pirmoji žuklė plūdinė meškerė, kojas nėra pačios tos didžiausios, nes kol kas gaudame mažoje upėje ir didelės kojas pradės kibti, na, po 2 savaičių. Galima taip drąsiai sakyti, tada jau bus pilnas ir Nemunas, ir Skirvytės, ir Atmatos. Žinoma, galima gaudyti bus ir visose Nemuno deltos upėse, taip pat viena mūsų mėgstamiausių vietų Minėtė Skirvytė. Bet dabar žvejyba, kaip matėte, tikrai labai subtili, labai ploni žuklės įrankiai, nedidelės plūdelės, nes ir upė nedidelė, nėra čia ko musikuotis super galingais įrankiais. Šiaip tokią žvejybą labai mėgsta Britai ir
Būtent plūdinė žuklės istorija atsirado štai nuo tokių meškerių, tai yra tolimų užmetimo, mačtipo meškerės, stik plūdžių, lengvų, nedidelių plūdelių ir žvejybų štai tokiose upėse. Vėliau, aišku, Britai sugalvojo ir sportinę žuklę. Kas, jei ne jie? Futbolas, sportinė žuklė, visai tai, kas kelia begalinį malonumą. Kągi, žvejam toliau, kaip matėte, sekasi puikiai. Tiesa, nereikia pamiršti pastoviai jaukinti, nes jaukinti pavasarį, nors atrodo, to žuvies yra reikia, nes po kažkiek tai laiko ta žuvis gali nuplaukti. Dėl to prilaikyti ją vietoje reikia nedaug. Kaip matėte, šiandien padarėme 2 kg jauko ir to jauko mums turėtų užtekti visai dienai. Smagu sėdėti štai taip, pavasarį džiaugtis prasidedančių puikių orų ir žinoma gaudyti puikiai kimbančią žuvį. Taip, dabar tas metas, kai verta važiuoti prie pačių vairiausių Lietuvos upių, galbūt upių. Dar neraginame meškeriotojai važiuoti prie ežerų, prie tvenkinių, ten vanduo šiek tiek šaltesnis. O upėse vanduo juda, o ten, kur yra judesys, ten yra ir žuvis. Vėliau atšilus orams, žinoma, žuklės prasidės pačiuose įvairiausiuose Lietuvos vandens telkiniuose, bet kol kas realiausiai pagauti žuvį upėse. Ir kol kas dar nedidelėse. Tikrai nerekomenduojame šturmuoti pačių didžiausių Neries, Nemuno, o galbūt galvoti apie nedidelės Vorusnės, Pakalnės, Nevėžio. Žodžiu, tokias vidutinės tėkmės ir vidutinio greičio ir vidutinio gylio upės, ten žuvis atkunta anksčiausiai. Žvejyba plūdinė meškerė viena smagiausių ir maloniausių, net nebejokite. Ypatingai taip, kaip šiandien žvejojame mes. Vorusnėje giliai tikrai nėra dideli, iki 2 metrų. Žvejojame srovėje ir plūdės naudojame tikrai nedidelės, apie 2 gramų. Kodėl? Todėl, kad ir yra graži ir greita srovė, bet 2 gramų pilnai užtenka, kad jūsų masalą nedidelėme gilyje svarelis nuskandintų prie dugno. O tada, kai svarelis prie dugno, tada ir kabliukas prie dugno. Visi žino, kad žuvis neplaukia kažkur tai paviršiai, o renka masalą nuo dugno. Ir ypatingai tą, kuriuo jūs jaukinate. Jaukinti reikia, be jaukų šiais laikais žvejoti net neapsimoka. Gali būti, kad papulsite kažkokią stebuklingą vietą, ten, kur žuvų begalė, kur jų tiršta, tada galbūt. Bet abejoju. Anksčiau buvusios auksinės vietos, Mingės kaimai, Upaitės ir visos kitos, vėlgi, darosi labai nutriptos, darosi labai populiarios žvejų, jos jau mačiusios pačių vairiausių masalų ir žinoma, ten taip pat jaukinti reikia. Tik jaukindamas gali tikėtis puikių laimikių. O kamgi mes žvejai važiuojame į gamtą? Tam, kad pagautumėme žuvies. Žinoma, ne tam, kad prisiplėštumėme, prisigrūstumėme pilnas bagažinės ir sakytume, va, koks šaunuolis. Žinoma, ne. Bet važiuojant žvejoti, žinoma, džiaugtis gamta, grožėtis ją gerai, bet pagauti norisi visada. O tam, kad pagauti, reikia dėkti šiek tiek darbo, fantazijos ir smegenėlių. Tada jūs visada grįšite patenkintas, su puikia nuotaika, pailsėjęs, sugavę žuvies, pakovoję su ją ir galėsite pasakoti savo bičiuliam apie tai, kad tai kur kas geriau negu sėdėti namuose prie teliko. Kad tarp kojų pagausite vieną kitą šapalą, Vorusnės upelį nesistebėkite. Veržli, stipri ir graži žuvis visada gerbiama kiekvieno meškeriotojo. Viskas, kas norėjom parodyti šiandien prie
Štai tos Vorusnės upės, kuri iš tikrųjų įspūdinga, žinoma, įspūdinga būna ne tik pavasarį. Čia galite žvejoti apskritus metus, nes galima gaudyti čia ir šapulus, galima gaudyti ir kuojas, ir plakius, žinoma, čia yra lydekom. Na, tokia iš tikrųjų stebuklinga upė. Rusnės saloje, apie kurią mažai meškeriotojai žino, ypatingai pamiršta vasarą, tačiau pavasarį, kai čia dedasi, pamatysite. Gerai, mes paleidžiame žuvį, parodome, kaip visą tai atrodo ten, kur štai čia šalia sėdi meškeriotojai, o vėliau jūsų laukia žuklės naujienos. Nemuno deltos regioninis parkas, Vorusnės upelė. Kažkada tai čia buvo pačios paslaptingiausios, žuvingiausios vietos. Nu, kaip viskas atrodo, matote dabar. Sėdi žvejai iki kelių šiukšlės, iki ausų ir liktai viskas tvarkoje. Na, kaip žvejojame, taip ir atrodome, galima taip pasakyti, bet nenustepsime, jeigu licenzijos netrukus kainuos 25 arba net 30 litų dienai, dėl to, kad mažiausiai 15 litų turėtų būti skirta šiukšlių išvežimui. Niekas šitų šiukšlių neatvežė, niekas neišmėtė, mes patys, žvejai. Nesuprantu, kol tas mentalitetas nepasikeis, nieko ir nebus, o mes dar norime, kad pas mus atvyktų žvejoti svečiai iš užsienio. Ką mes jiems parodysim? Konservai, kukurūzai. Nu, žodžiu, visą tai, ką palieka pas savęs žvejai, kurie sako, žvejyba – elitinis užsiėmimas. Sveiki žvejai! Na šio laidą norėčiau apžvelgti karpių sezono naujienas, tai kad karpių gaudymas greitai prasidės gegužės pradžioj ir kad jai reikia pasiruošti ir nusipirkti tikrai nemažai ir kad atsirado naujovių labai daug parduotuvėse. Aš manau, tikrai visi yra pastebėję, kas lankosi parduotuvės ir stebi naujienas. Na, tokia viena naujiena, tai yra garsi anglų firma, kuri įsikūrus yra viena iš vedančių firmų Anglijoje, kurią neseniai yra įsigijęs firma Shakespeare. Pristatė naujus stovus, kurie yra pilnai metaliniai. Štai, kiekviena kojelė gali reguliuotis, visos detalės yra metalinės, jokių plasmasių, tai kad parodo, kad labai ilgamžis daiktas. Labai lengvai susipakuoja, tai kad surinkimų ar pakeisti žvejybos vietą galima labai greitai, susirenka, tas užsilenkia ir jūs jau galite persinešti kitą žuklavietę ar susipakuoti į mašiną. Tokie dar privalumai, kaip kad galima 3 sensorius įsisukti, galima reguliuoti tarpą tarp jų, galima sustumti, jeigu yra daug krūmų arba status šlaitas, galima jį praktiškai pasidaryti pagal žuklavimo vietą, arba tai prie ežero, ar tai prie tvenkinio, pagal to tvenkinio reljefą, prie vandens. Tai yra tikrai labai patvarus, labai patogus, nauji Jersey stovai meškeriem. Dar koks privalumas, tai kad jisai susipakuoja štai tokią tašę, į kurią susideda štai čia sensoriai susideda su stoveliais, o čia susipakuoja pagrindinis stovas, kuris tikrai neužima daug vietos, nei mašina, nei kur. Ir labai patogu yra persinešti ar tai žuklės vietą, ar tai iš mašinos prie upės, tai tikrai labai patogu ir labai naujoviška. Jersey išrado štai tokią plūdę, kuri naudojamas būtent, kada gauda žmogus vienas ir nėra pagalbininko, prisitraukus karpį. Štai tokia plūdė, kuri montuojasi labai paprastai štai va čia va priekyje. Ir koks privalumas, kad jūs įmetę į vandenį graibštą, jisai visą laiką plūduriuoja ant paviršiaus ir neskęsta. Ką tai duoda? Tai reiškia, kad jūs prisitraukėte karpį, jis visą laiką ant paviršiaus ir jums tik reikia nukreipti į kurią pusę karpis ateina ir paprasčiausiai įvesti į graibštelį. Tai tikrai labai paprasta ir labai patogu.
Na, trečias pagal svarbumą tai yra dėklas, į kurį susidedat praktiškai viską, ką reikia nusinešti. Tai yra meškerės, stoveliai, graibštelis, sensoriai. Viskas turi tilpti į vieną dėklą meškerėm. Visi mėgsta, kad dėklas būtų toks, kad galėtų susidėti 4 meškerės su rytėm iškart, kad jų nereikėtų per naujo perišinėti, nes atvažiavus anksti rytą norisi žuvauti, o ne ruoštis žvejybai ilgai ir nuobodžiai. Ta reikia padaryti namų darbus namuose, susidėti štai tokį džersį naują dėklą. Čia galima įsidėti skėtį, čia galima įsidėti stovelius, 4 meškerės, jisai minkštas. Dar koks privalumas. Turi štai tokią įsistatantį stripelį. Ką tai jisai duoda? Tai duoda, kad jisai nesusmuks ar pastačius į kampą, kas yra tikrai svarbu. Ir kita vertus, kada jūs transportuojate, ar kokią bagažinę užkrito, ar ką, jinai apsaugo nuo meškerių lūžio. Tai irgi labai svarbu. O kada jos nereikia, paprasčiausiai štai taip išsimontuoja ir jūs galite paprasčiausiai įsidėti į stovelį ir dėklą susilankstyti, kaip jums patogu. Na, ketvirta tai yra jūsų krėslas, kuriame jūs lauksite kibimo. Tai turi tikrai būti ypatingai lengvas, tai yra geros kėdės privalumas, kad korpusas yra tikrai tvirtas. Susipakuoti turi irgi kompaktiškai, kad bagažiniai neužimtų vietos. Kaip matot, džersį gamina, galima kojelės reguliuoti irgi pagal žemės iš kauburėlius, galima išsilyginti taip, kad jūs sėdėsite tikrai patogiai ir lygiai. Antra vertus, turi būti minkšta ir svarbiausia, kad būtų aukšta atkaltė, kadangi jūs atsisėdę, kada laukiate, turite praktiškai ilsėtis ir kad būtų jūsų galva padėta ir jūs galėtumėt praktiškai snausti ir miegoti. Na ir su tokia kėdė, aš manau, ne 1 valandą praleidus prie upės jūs tikrai nepavargsite ir džiaugsitės žvejybą. Na, 5, tai yra štai toks, rusiškai sakant, liulka. Kam jin reikalinga? Tai yra karpių pervežimui. Daugelis, kas pagauna laukinius karpius, dažniausiai vežasi savo tvenkinius. Tai labai reikalinga. Pasverti karpius, kad jų nesužaloti, irgi labai reikalinga. Čia yra specialiai viršus uždengtas, kad žuvis nesiblaškytų. Galima pripilti vandens. Visas yra labai minkštas, kad karpis jaustųsi patogiai ir neįsibrėžtų, nesusižeistų. Nes transportuojant tai yra ypatingai aktualu. Ir aš manau, kiekvienos varžybose, ar tai pagavęs paleidus, tai tikrai pasisverti, nusifotografuoti, reikia turėti štai tokią vadinamą liulką. Na ir atvykus į prekybos vietas, kur yra štai toks ženklas džersį, manau, rasite katalogo ir išsirinksite jums reikalingas prekes karpių žūklei. Tai yra palapinės, skėčiai, gultai. Gultai yra vienintelė Europos firma, kuri gamina pagal svorį. Žmogus, jeigu sveria 120 kg ir nusiperka paprastą gultą, kuris skirtas iki 80 kg, po mėnesio sulaužo ir kreipiasi į pardavėjas su pretenzija, tikrai yra nelogiška. Džersį yra gamina ir kūdiems, ir specialiai 220 kg ir 120 kg yra sugraduotas pagal žmogaus kompleksiją. Tai yra tikrai svarbu karpių žūklei. Na, šios savaitės Ramados akcija taipogi skirta karpininkams. Pirmoji prekė tai Šekspyro Rytė Alfa, 1 golio, su 2 stabdžiais, su atsarginiu būgneliu, automatinė rankinėlė. Ir šią savaitę tik tai 39 litai. Na, kaip visada, antroji Ramados akcija skirta meškerėm, tai irgi Šekspyro firmos IN 2 karpinės meškerė, 3,60 m, 2,5 lipso užmetimas svoris. Ir šią savaitę tik tai 49 litai. Na ir trečioji Ramados akcija tai yra naujovė, GRC, štai toks sensorių komplektas, radio bangomis valdomas, su specialiu pulteliu. Šią savaitę tik 359 litai. Na ir neužmirškit, kad prekių Romadoje kiekis tikrai yra ribotas ir susitiksim Romados salonas visoje Lietuvoje. Konkursą Didelės ir mažas pristato didžiausia vakarų Lietuvoje Sauliaus Jokužės spaustuvė. Tikrų žvejų kompanija jums ir su jumis.
Konkursas didelės ir mažos skirtas jūsų sugautų laimikių nuotraukoms. Pavasaris dar tik įsibėgėjo, jūsų didžiausios žuvis dar nepagautas, tačiau turime kuo pasidžiaugti. O konkursą, kaip visada, pristato didžiausia vakarų Lietuvoje Sauliaus Jokužio spaustuvė. Šiandien apie starkius. Ir iš tikrųjų įspūdingos žuvis pagauta dar prieš draudimą, 4 kg ir 900 gramų, sugauta Šiauliuose Bubių užtvankoje, autorius Valdas, o žuvis sugauta mikromasalu ir tik 1500 mm balų. Ir dar vienas starkis, kuris svėrė net 7 kg ir 600 gramų, sugautas Nemune prie Rambino kalno, dugne ne meškerė, o masalas gyvas pūgžlys. Autorius Valentinas Timofejevas iš Kauno. Viskas, ką norėjome parodyti čia mūsų pirmoje pavasarinėje plūdinės meškerės laidoje. Su plūdinė atsisveikiname, šiemet žvejosime pačiais įvairiausiais būdais ir ilgomis meškerėmis baloninėmis, kur reikės gaudyti dideliuose gyliuose, nemanuose, minijose. Žvejosim ir tolimo užmetimo meškerėmis, stovinčiuose vandens telkiniuose, gaudysim ir karpius, ir karosus. Žodžiu, laiko turime begalę, nes pavasaris dar tik įsibėgėja. Tikimės, kad jums prasidėjo tikras pavasaris ne tik aplink, bet ir širdėje. Nei žvyno jums, nei uodegos ir susitiksim lygiai po savaitės. O netrukus sveikata ir laimė.